po visus pakampius vaikščiojau ir susirinkau plokštes. Nu, vis tiek jas reikia kažkaip tai sunaudoti ir kažkur panaudoti ir priėjo tas metas, kada reikia šitą dėžutę vadinamą užsidaryti. Tai tos plokštės nuo parduotuvinių lentynų konstrukcijos, jau jos, kaip sakant, atitarnavo savo tenais parduotuvėse ir dar yra mokyklinių visokių spintų plokštės. Tai dabar reikia kažkaip tai sukombinuoti dureles, stalviršį ir čia dureles ir dar apipavidalinimą. Tai kągi, dabar peštukas, metras, matavimas, galvojimai kaip čia, kas čia gali įvykti ir žiūrėsim, kas čia gaunas. Aiškėja pirmų durų pozicija ir savaime suprantama, kad durims reikia vyrių. Ir prisimenant tai, kad kas matė ypač rudenį, 24 metų rudenį, kur tas serijas, tenais ne vienoj serijoje, kada reikalai sukosi apie duris, minėjau mano draugą Richardą ir Osvaldą, dirbantį Osle su durų keitimu, senų durų ir kiek jie man įvairiausių gerybių yra pririnkę iš tų durų, kurios tenais jau kaip ir skirtos utilizacijai, tai paprašiau, aš jau ne kartą rodžiau vyrių senų ir seni vyriai, vat, iš tokių apdažytų gali patapti visiškai kaip nauji. Ir be abejo, per amžius buvo dažyta bilekiek kartų aliejiniais dažais. Ir tie, kas yra šveitę paprastuoju būdu aliejinius dažus, žino, koks tai yra didžiulis vargas ir kiek laiko užtrunka. Bet kada palaikai paprasčiausiame stabdžių skystyje keletą dienų, ir tie dažai palieka į varškę ir iš tokio vyrio į tokį nublizgintą man neužtrunka nei pusantros minutės. Nueina tie seni dažai kaip varškė, tiesiog su dratiniu šepetėliu. Paprastai. Tai va, čia ne tie vyriai, kuriuos naudosiu, dideli, mažesni dar mirksta, bet tiesiog norėjau pasidalinti atnaujinimo principų, kuris gali praversti kažkam irgi su kokiais nors vyriais, kurie būna apdažyti ir galvoju, velniop, čia tiek nesiknisiu, nueisiu ir nusipirksiu. O kam? Sakau, užtrunki minutę į vonelę įmesti senus vyrus, pastovi ir dar minutę atšveisti. Va tiek ir to laiko sugaišti. Kaip ir visoj vasaros virtuviai, viskas mozaikos principų, dėl to, kad kaip ir iš visko, iš to, ką turima. Taip ir vasaros virtuviai šita dėžutė pagaliau irgi mozaikinė gavosi iš tų plokščių, kokių turėjau tiesiog. Bet esmė tai, kad viskas veikia. Ir su spinele, ir viskas užsidaro, atsidaro, pum pum, ir gražiai prileista, nueina palei plokštumas, ir užraktukai, ir kabliukai, kobiniukai, porum, ir ką galiu aš pasakyti. Viskas kuo puikiausiai, kaip ir tie seni šimtamečiai norvegiški vyriai irgi. Manau, kad beliko tik tai čia išsivalyti ir lempus pavalyti. Aš vis nustumiu tos reikalus, atrandu vis kitką,
ką reikia padaryti, kaip ir prie klozeto vis negrįžtu, nepadarau iki galo. Nu, tai jau yra, kada kažko, sakau, nėra ūpo, nėra... Bet tiesiog kartais reikia paimti save ir prispausti. Bet va, Gilda atneša net ant slenkščiuko ratuką ir tu tik žaisk su ja. Ir jokių darbų nereikia daryti. Na, taip jau yra. Bet dabar mano darbinis arkliukas pasiratęs turi jau eiti technikinę, tai yra nemažai tokių mažų, smulkių darbelių, kurių aš pats galiu pasidaryti. Tai reikia pusdieniuką prasičiupinėti su juo. Na ir laikom čiurikus, kad viskas gerai su juo praeis. Pasiskleidžiau visą turtą Richardo ir Osvaldo surinktų įvairiausių rankenų, vyrių ir taip jau būna, kada jau ateina metas galutinai tą vasaros virtuvę tenais sutvarkyti ir tos tarybinės rankenos tualete, duše, nu kažkaip tai jau nelabai žiūrisi. Nors, aišku, tų elementų tarybinių tenais aš esu ne vieną įkomponavęs, ar tai rankenėlę, ar tai ką, tiesiog iš to, ką turiu. Bet kai pradėjau aš tos ir norvegiškas rankeną žiūrėti, ir kaip čia ką čia, ir užėjau tokią dėžę. Žinot, pasitaiko gyvenime taip tarp savo mandos, kad kokia nors dėžė itin retai prašmėkščioja tavo akyse, paklaustumei, nelabai atsiminčiau, bet kai užeini ją vėl, prisimeni, tada, bet ir tai, kad labai trumpai ir prieš daug metų ją matei. Tai taip pas mane, va tokia naujų telaičių spinų ir netgi skirtų tokių, kad ir, kaip sakant, jeigu užimta, pasisuka balta arba raudona. Tai čia kaip tik tokioms vietoms kaip tualetas ir skirta tokia. Bet paklaustumėt, kur aš gavau, kada numanomai apie 2000, plius minus. Per tuos 25 metus aš tą dėžę užmačiau gal kokius 4 kartus. Plius minus. Tai prastovėjo viskas supakuota, naujų telaitė, rankenos. Manau, kad dabar reikia susirinkti porą komplektų ir taip pašalinti tas tarybinės rankenas. Nors dar, aišku, ten tos durys bus tikrai negreitai dažomos kažkada tai, bet prie viso konteksto gali būti ir naujos rankenos. Kelias savaitės sausros, tikrai jau buvo neramu, dėl to, kad jau gal reikia čia ir laistyti net pradėti, bet jo, truputį palijo, tai gamta savaime suprantama, kad iš karto atbudo ir visų savo gaivališkumu pradeda reikštis ir atitinkamai jau ir man skatina biškį pajudėti daugiau vėl prie ne tik statybinių darbų, o einu dabar prie savo višnaičių, nes čia jau mažoji Lietuvoj pakankamai daug matosi baltuojančių ir slyvų, ir višnaičių, o čia pas mane yra pora sibirinių višnaičių, jos kaip ir sakuros pradeda labai anksti žydėti.
Na ir atitinkamai turbūt, kad čia tuoj ir iš paskos pradės smarkiai žydėti kiti medeliai, vaiskrūmiai. O man tai vėlgi sako, kad prie bitelių jau buvau truputį anksčiau pasižiūrėti kokią situaciją, bet jau atėjo metas joms papildyti remelių ir duoti erdvės pasireiškimui pagal savo prigimtį. Tai reiškia, kad medučio gal ir bus, bet gaila tai, kad viena šeima neišgyveno žiemos, nors medaus buvo itin sočiai palikta. Aš kai išsukau tą paliktą medų žiemai, tai vos ne 14 kg, tai čia jau daugiau negu reikia. Buvo palikta to medaus, tai įvairiausių yra spėjimų, kodėl tai gali būti, ir gal ir tos pačios erkės bičių, galbūt ir chemija, galbūt dar kažkas. Tai chemija turiu omeny, kad vis tiek čia aš bandau kažkaip tai tokią oazę daryti be chemijos, bet kaimynams ir aplinkiniams ūkininkams aš negaliu kažką aiškinti, o kad su savo traktoriais ir purškalais čia varo aplinkui, yra tai. Ir mes, aš čia jau neišsiplėsiu, nes esu ne kartą savo nuomonę apie tai sakęs. O man dabar džiugu stebėti dar čia mėnesiuką turbūt avis neleisiu, o laukinės gėlės, laukinės žolės pas mane čia puikiai žydi, dūzgia, o tas dūzgėjimas iš karto pasufleruoja apie tai, kad aplinka yra gyvybinga ir kas yra brangiau nei bitės, švarus vanduo, medžiai. Tokių dalykų nenusipirksim. O juos turime patys mes jais rūpintis ir kad jie gyventų. Ir kągi, eisiu ruoštis ir eisim pas biteles. Ne vieną kartą turbūt esu užsiminęs, kad man vienas iš nuostabiausių kvapų yra, kada atidarai avilį ir tas oras, tas dvelksmas, tie aromatai, kurie yra avilyje, jie neišpasakyti. Tai šiandien mano tikslas yra paimti iš po žiemos dar keletą remelių, kurie buvo su medum, pridėti laisvų, naujų remelių su vaškuoliam, kad jos toliau galėtų dirbti, ir ant viršaus uždėti jau mažuosius meduvinius. O dar ant viršaus dedu visada pikio rinkimo tinklelį, o apie pikį esu net seriją padaręs, kuri vadinasi tinktūra. Tai ir apie pikio naudą neišpasakyta, o ypač tinktūros, tai čia galima išsiplėsti, nes bičių pikis yra turbūt vienas stipriausių pasaulyje antivirusinių priemonių ir antibiotikas, kaip ir natūralus pats stipriausias. Tai kam naudoti chemiją, kad galima profilaktiškai naudoti tinktūrą. Ne gryną pikį, nes gryno pikio mūsų kūnas nelabai gali įsisavinti, tai todėl reikia daryti tą tinktūrą, nes tik taip galime mes įsisavinti. O ką jau kalbėti apie pačio medaus, duonelės, bičių pienelio. Aš dar tiek neištobulėjęs, dar mokausi, tai mano dar ta
bitininkavimo patirtis yra tikrai menka palyginus. Kiekvienais metais yra mokomosi niuansų visokių ir stebimos bitelės. Tai jo, yra reikalų, nors ir atrodo paprasta, bet kaip irgi esu ne vienais metais užsiminęs prie bičių dirbant, kad aš jas irgi laikau senovinių būdų, stengiuosi kuo mažesnę intervenciją daryti, nespausti iš jų kaip įmanoma daugiau to medaus, o tiesiog pasiimti tiek, kiek galiu, tiek, kiek jos man leidžia ir nenuvarginant per daug jų, kad viskas būtų kaip įmanoma ir jų natūralių ciklų, ir man mokinantis pajusti jų gyvenimo ritmą, niuansus ir tiesiog būti kaip mokiniu jų šeimoj ir tuo didžiuoju, kuris truputį ir pašeimininkauja, bet labiau kaip draugas padeda ir jom gerai gyventi ir jos atsidėkodamos pasidalina savo surinktom gamtos gerybėm. Tai va. Dabar čia truputį judesėlio, tokio pasikuisimo, bet dar truputį gal ką parodysiu, kai jau atversiu ir pajudės reikalai čia. Kad turint bites, jas reikia intensyviai stebėti arba jų gyvenimą, jų ciklus, tai turbūt visiems bitininkam yra aišku. Ir kaip minėjau, kad lyg ir norėjau paimti dar tų senesnių iš po žiemos remelių, bet ten jau jos taip dirba ir manau, kad už savaitės jau būtų pilnutėliai visi remeliai ir perais, ir medaus, ir yra jau pilnai prineštų, bet dar neužakiuoto. Tai iš principo vos ne už savaitės būtų galima ateiti ir paimti jau 3 remelius su pilnai užakiuotus ir pilnus medaus. Tai gerai, kad buvo dar vietos joms įdėti pilnų didžiųjų remelių, kaip sakant, šeimos plėtimui. Nes perų tai labai daug ir atrodo, kad čia tuoj už savaitės kitos šeima pasidaugins gal 2 ar net 3. O atitinkamai, kada dabar pilnai uždėjau meduvinius remelius, tai reiškia, kad čia mėnesiukas, gegužės pabaigoje bus galima imti pavasarinį medų pilnumoje. Ir kaip minėjau, dėl to, kad vienas lavelys yra atsilaisvinęs, tai jau reikia atitinkamai man ruošti ir spėtlinę, ją kabinti kažkur medyje ar į tą patį avilį dėti ir tikėtis, kad pagausiu spiečių ir taip gal netgi 2 spiečius ir iš karto pabandyti dvimotininę šeimą daryti. Bent jau taip esu ir vienam, ir kitam mokomajam video, kad taip yra įmanoma ir pačios bitės pačios tarpusavį išsiaiškina, kurią motiną tenais pasilikti. Ir aš bijau dar daug ką nors prišnekėti, ne taip, nes, sakau, tiek daug informacijos yra ir nuolatinis mokinimasis ir reikia nuolat skaityti, man atsinaujinti žinias. Tai va, tai tikslas dabar, sakau, yra vieną prisikviesti, kitą pasigauti. Tai tą ir bandysiu daryti. O dabar dar reikia turbūt, kad grįžti prie keletą mažų darbelių ir toj pačioj vasaros virtuviai. Ir dar yra keletą sodinimų visokio to judesio, brusdesio, kaip visada čia pas mane yra. Ir kartais ne viską norisi filmuoti, nes atrodo lyg ir čia rodžiau, lyg ir čia kažkaip tai vėl tas pats, bet norisi ir jums kažką tai pasipasakoti apie pas mane vykstantį progresą,
O kaip esu ne kartą pasakojęs, būta dienų, kad tiesiog nieko nesinori ir einu miegoti arba skaityti, arba iš viso pasivaikščioti, arba iš viso būti ramiai ir pasvajoti ir pasimėgauti. Bet kaip žinia, gamtos ritmas jis pats diktuoja, kaip reikia judėti ir kad reikia daryti pavasarį ypač. Negali labai jau per smarkiai atsipalaiduoti, bet vis tiek galų gale esu žmogus ir viską reikia subalansuoti, bet kaip nekartą sakiau, reikia išmokti nebeskubėti, nebesiprojektuoti labai smarkiai į ateitį, nesižvalgyti perdėm į ateitį, o gyventi čia dabar, džiaugtis duotuoju momentu, dėkojant jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šiuo įrašu ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais. Be abejo, esu labai dėkingas visiems, kad jie prisidedat prie šito projekto jį paremdami Contribui ar Patreon ar Revolut platformose. Tai iš tikrųjų didelė man paskata. Sakau ačiū ir iki sekančios serijos.